paskui atkabinsim. Atvažiavo Unosol, prasidėjo rock'n'roll. Seniai norėjau saulės elektrinės, bet mano namo stogas tikras galvosūkis. Trūksta didelių, plačių plokštumų, todėl vis tempiau gumą. Kol vieną dieną nesusipažinau su tokiu šauniu vyruku Gediminu Skilčiumi, kuris prieš beveik 10 metų įkūrė kompaniją Unosol. Man labai patiko, kad jie nemokamai ir be jokių įsipareigojimų apskraidė, nufotkino, suprojektavo ir suskaičiavo, kad ant šito pietrytinio šlaito galima užmesti 10 kW modulių ir per metus pagaminti apie 8000 kWh elektros. Per birželį saulutė mums prisuko virš megavato. Ir visa tai su valstybės parama kainavo tik 2500 eurų. Mūsų didelė šeima elektros tikrai labai daug suvartoja, tai manau, kad šitas reikalas atsipirks per kokius 1,5 metų. Maža to, Unosol man patarė, kad galime išnaudoti ir šitą pietvakarinį namo šlaitą, kad elektra kapsėtų visą dieną. Dabar kaip tik ir montuojame papildomus 5 kW modulių. Tai kiek mes čia galėtume iš tų 5 kW papildomai per metus padaryti? Nu, su optimizatorių pagalba, aš galvoju, gausis apie 4-5 MW į metus. Turėtų gautis. O, liuks. Kai bus iš tiesų, sužinosime jau greitai. O šiaip ateityje planuoju dar ir elektros kaupiklius įsirengti. Svarbiausia, kad šiame reikale radau patikimą partnerį – Unosol.